Labas vakaras. Dieną mes susirinkom šiek tiek pakalbėti ir susipažinti apie kvėpavimo meditaciją, tą vadinamą, kas yra ta meditacija, tai tokia, ne, kad kiekvieną dieną mes kažką darydami galim pavadinti kaip ir meditaciją. Ir tikriausia svarbiausia tai yra tas, kad per dieną skirti kokius, kaip mes valgom pusryčius, pietus, vakarienę, tai vat su tais visais dalykais tiesiog padaryti tokias gyvenimo pauzes. Mūsų sistemos, kvėpavimas ar ne visas organizmas ištisai kvėpuoja, ištisai dirba be jokių pauzių, nes kitaip sutriktų visa veikla. Tai kai mes padarom tam tikras pauzes, mes grįžtam į tą sąmoningumą ir savistabą, kad galim labiau pastebėti, kaip mes jaučiamės, koks mūsų kūno pojūtis yra, kaip viską. Ir tas kvėpavimas būtent su meditacija kartu sujungtas, jisai gali duoti labai tokių didelių rezultatų būtent tam pokyčiui, vidiniam pokyčiui ir padėti, aišku, savo mechanizmui, nes mes turim patys savo padėti tą mechanizmui. Ir šiek tiek noriu, nes čia vat su Remigiju, kai kalbame, jisai dabar pasibaigęs kvėpavimo mokymus ir jo kvėpavimo mokymai yra iš tikrųjų visai kitokie, negu kad aš pasibaigiau, nes tikrai daug naujoviškesni, daug daugiau visokių pratimų, daug tokių trumpų pratimų, kurie labai išmokus juos galima pritaikyti. Ir tiesiog gimė mums tą idėją pasidalinti tais trumpais kvėpavimo pratimais, kaip save dienos eigoje nuramint, kaip ir minėjo Jolanta, kad einant tiesiog keičiasi mūsų emocinė būsena ir tam, kad išreiškus tiesiog tas leidus išsilieti tom emocijom, bet ir vėl paskui kaip sugrąžinti save į tą visą savęs balansą. Tai va čia tokie pratimukai, kur Remigijus gal tu ir dabar pasidalinsi ir mes tiesiog paskui juos sujungiant padarysim meditaciją. Remigijus praves taip pat trumpą tokią meditaciją, kaip savo tą visas mintis, savo kūną nuraminti. Tai papasakok, man tai labai įstrigo tas, tikrai pirmą kartą niekur nesu nei girdėjusi, nei mačiusi apie tą kvėpavimo pratimą, apie tą tylų, kur visai be garso pratimas yra. Na, aš gal tiesiog, tai ačiū Laura už pristatymą, aš tiesiog gal pradėsiu nuo to, kad tiesiog, kaip ir visada gal, kai mes kalbam apie kvėpavimą, kad žmonės dažnai tiesiog numoja ranką, kad, kas tas kvėpavimas, sakykime, tas yra priėmimas už kaip duotybė, kad mes tiesiog, jis yra, jisai pas mus, mes visi kvėpuojam ir kaip tas yra ir kaip ir normalu. Tai, bet jeigu, ko gero, užspaustume savo nosį ir burną ir reikėtų pabūti be to kvėpavimo, tai suprastume, koks jis mums yra svarbus. Tai kas dėl to kvėpavimo, tai kaip ir sakau, visada mūsų tas kvėpavimas atspindi dažnai mūsų pačių emocinę būklę ir pačią sveikatos būklę. Tai tas taip, kaip mes kvėpuojam, mes taip dažnai ir jaučiamės. Tai dėl sveikatos pusės, ką aš visada sakau ir pabrėžiu, kad mes reikėtų kvėpuoti pro nosį. Ir kaip tu dabar manęs paklausai, kodėl taip yra, kad sakai tą pratimuką tokį parodyt. Tai tas pratimukas irgi taip pat mums dažnai buvo sakyta, kad jeigu mes norim daugiau gauti deguonies į savo smegenis, kad smegenis, kad jie geriau veiktų, nes, kaip žinom, pavyzdžiui, sakykime, nuo 50 gal taip jau ten ir taip toliau prasideda mūsų smegenyse vyksta tie vadinami senėjimo procesai ir einant metams į senatvę nemažai žmonių kenčia nuo tokių ligų kaip Alzheimeris, dementija ir taip toliau.
širdies lygos ir panašiai, koronarinė širdies liga. Tai vat, kad mūsų smegenys tiesiog, mums buvo sakyta, jeigu mes kvėpuosim daug ar nemažai pro burną, ar ne panašiai taip, tai kad mes pateks į mūsų smegenis ir aplamai į organizmą pateks daug deguonies, kas yra atvirkščiai ir kas mums buvo mokoma, kad iš tikrųjų kvėpuoti reikėtų. Kvėpavimas yra, kaip Lao Tzu pasakė, yra toks taisyklingas ir geras kvėpavimas, kurio nesigirdi visiškai ir kai žmogus šalia yra tavęs, jisai tavo kvėpavimo visai negirdi. Tai kvėpavimas, jeigu apie tą pratimuką, kur sakei, tai jeigu tiesiog mes pro nosį įkvėptume ir pro nosį iškvėptume, sakykime, įkvėpiam pro nosį, iškvėpiam pro nosį, galim paskaičiuoti savo mintyse per 4 ir sulaikom apačioje iškvėpdami 3, bet kvėpavimas turėtų būti labai tylus toks. Įkvėpiam pro nosį, iškvėpiam, sulaikom. Vėl įkvėpiam. Iškvėpiam. Sulaikom 3 sekundės. Įkvėpiam. Vėl iškvėpiam. Sulaikom 3 sekundės. Įkvėpiam. Iškvėpiam. Sulaikom 3 sekundės. Nu va, tai nežinau kaip jums. Man tai čia jaučiasi, kad jaučiu tokį spaudimą. Man tai toks vaigulys visas, gal šitą parašykit ar komentaruose, gal pasidalinkit, kaip Tai jūs jautėtės. Mūsų toks kvėpavimas ramus ir šiek tiek sulaikant kvėpavimą, gal 3 sekundės panašiai, mūsų smegenys gauna deguonies. Bet čia dabar tas kvėpavimas, reikėtų pastebėti, kad tas tylus kvėpavimas, jis neina per čia kažkaip, jis eina taip, kažkaip tas toksai tylus tas kvėpavimas. Tai tylus kvėpavimas, jis eina visų pirma, aišku, iš diafragmos, ne iš krūtinės. Iš diafragmos mes, taisyklingas kvėpavimas yra iš diafragmos. Nes kas gaunasi, nes mes tiesiog, dėl to tą ir sakau, kad kadangi mes dažnai persikvėpuojam. Persikvėpuojam? Jo, mes persikvėpuojam, mes per daug kvėpuojam, ta prasme, mes per daug kvėpuojam burną. Tai yra stresas, visokie gyvenimo įvykiai, sportas, tas pats sportas, tiesiog jeigu save pastebėtumėt, miegas naktį, čia dar priimsiu žmogus jungiasi, miegas naktį, mes tiesiog nepastebim, kaip dažnai kvėpuojam, lygiai taip pat pro burną ir atsikeliam ryte, sakom, kodėl esam nepailsėję. Tai jeigu mes uždėtumėm oksimetrą ant savo piršto, kuris matuoja deguonies kiekį kraujyje, pamatytumėm, kad sveiko žmogaus yra panašiai pas visus, yra tarp 95, 6, 98, 9. Tai yra sveiko žmogaus deguonies kiekis kraujyje. Tai supraskite, kad tai yra gana aukštas kiekis, tai procentas. Tai jeigu mes dar deguonies įkvepiam pro burną, stresas, išgastis iš karto į burną, į krūtinę, stresas, aktyvuojam simpatetinę nervų sistemą, aktyvuojasi simpatetinė nervų sistema, kraujagyslės siaurėja, kraujospūdis kyla, širdies darbas, širdies ritmas, viskas aktyvuojasi.
Tai vat, ir kas dar, kai mes to deguonies turime per daug, šičia, bet tada įvyksta tas vadinamas oksidacinis stresas, kai, jeigu taip vaizdžiai pasakius, kai mes per daug turim to deguonies ir mes jį naudojam neproporcingai, netinkamai, ta prasme, tai kaip mes numestume kažkokį tai geležį lauke ir jisai rūdyja. Jisai tiesiog pradeda rūdyti. Tai tas pats vyksta mūsų organuose, kada nėra to balanso tarp anglies dvideginio ir deguonies. Nes mes iškvepiam anglies dvideginį. Ir mums buvo sakoma dažnai, kad anglies dvideginis tai yra dujos, tos kenksmingos, nuodingos dujos, kurias mes iškvepiam. Iš tikrųjų, kai mums trūksta oro, mums būtent jo ir trūksta. Mums ne deguonies trūksta, bet mums trūksta CO2. Atsiprašau, išsijunk Lina garsą, nes labai girdisi ten kažkokie garsai iš tavęs. Ačiū. Tai va, kas yra dėl to kvėpavimo, sakykime, kad mes dažnai persikvėpavim, kai mes kvėpuojam. Kvėpavimas turėtų būti ramus, ritmingas, diafragmiškas ir tik tais per nosį. Mes, kai kvėpuojam per nosį, mes galim savyje generuoti stebuklingą molekulę, kuri vadinasi NO, natrio oksidas. Tai už šitą molekulę turtingi žmonės moka didžiulius pinigus, kad ją gauti ir kažkur tai ją suvartot, o mes ją galime grinai pagaminti tiesiog per kvėpavimą. Kvėpuodami pro nosį. Prašau, o dabar žiūrėk, noriu paklausti, Jolanta sako, renku žingsnius, Jolanta, o kaip kvėpuojasi? Pagrinde per nosį, taip. Bet, aišku, jeigu spartesnis ėjimas, tai laiks nuo laiko tenka atsikvėpti ir per burną. Aha. Tai per burną, ta prasme, per burną tasai, kad jeigu kaip iš sporto pusės, kai mes būnam, sakykime, aš pats mėgstu sportuoti, einu į džimą ir sakykime, pats to nežinojau, kol netėjo tos žinios, kad dažnai, kai mes kvėpuojam pro nosį, sakykime, ir darom tam tikrus pratimus, sakykime, ir po to norisi jau, kad įsijungtų tas krūvis didėja ir norisi tada jau įjungti burną. Ta jaučiam tokį. Tai reiškia, tada reikėtų kaip ir sustoti, nes tas krūvis rodo, kad yra kaip jau ir truputėlį per didelis. Bet gali būti, kad ta prasme galima, sakykime, kartais ir įkvėpti pro nosį, bet kad būtų tas toks ritmingas ir iškvėpti pro burną. Bet tikrai tik tais nesistengti kvėpuoti pro burną. Nes mes, kaip ir minėjau, per daug save nepastebėdami savęs ir net kreipdami dėmesio į tą funkcinį kvėpavimą, kuris yra tikrai labai svarbus ir mums duoda daugybę naudos. Tiesiog tai yra sveikata. Aš pastebėjau, kad maži vaikai labai kvėpuoja, išsižioja, miega. Tai taip, tas yra jau, manau, nežinau, kaip žinau, kad čia Anglijoje, kur dabar aš esu, tai tikrai yra, žinau, kad netgi patys gydytojai pradėjo žiūrėti tuos dalykus visai kitaip, kad mokina ir tiesiog ir žmonės jiems tą parodo, kad tas kvėpavimas yra jisai svarbus mums, nes jeigu mes kvėpuojam vien tik tais pro nosį ir ypač nuo mažų dienų, atsiprašau, pro burną, tai keičiasi visa mūsų žandikaulio struktūra, visas veidas, tiesiog mes atrodom tokie visi, tokia, jo, toks iš veidas, Lina, jeigu mus girdi... Laura, tu išjungi jos mikrofoną, tugi gali, kieno čia zoomas. Jo, tu gali išjungti, gal žmogus nežino, kur išsijungti. O gerai, dabar dar aš turiu tada klausimą. Pavyzdžiui, aš lankiau oro jogą. Ir aplamai joginis kvėpavimas, tai yra toksai įkvėpi taip gražiai per nosį,
Bet kai iškvėpdinėjai, tai oras išeidinėja ne pro, kaip čia geriau papasakot, ne pro priekinę nosies pusę, bet va taip iš ten, iš giliai ir toks gaunasi toksai, Jo, aš žinau, ką jūs... bet toksai tas gilus ir jisai, nu, man tai, aš kai pradėjau lankyti jogą, tai man taip patiko tas kvėpavimas, aš dažnai eidama taip kvėpuoju, bet jisai skiriasi nuo to, kaip įkvepiam paviršutiniškai per nosį ir iškvepiam per nosį. Tas kvėpavimas vadinasi, jeigu čia būtų pranajama, iš pranajamos jisai būtent yra iš jogos, aš tą kvėpavimą žinau, jisai yra, kaip ir yra, jisai yra kvėpuojas toks, kaip atidarom burną, sakykime, nu čia kaip pavyzdys, atidarom burną, tik mes ją užčiaupiam ir čia atsidaro tas toks. Kažkaip atrodo išsikvėpia per burną, bet oras išeina vis tiek per nosį. Nu, bet jisai taip, nu, jis taip lengvai, taip švariai atrodo eina. Taip, čia jisai vadinasi udžedži. Čia čia labai senas kvėpavimas, jo yra pranajamas, tai jisai yra geras kvėpavimas, taip, jisai ramina, atpalaiduoja, taip. Jo, jis yra garsesnis. Tas garsas toks, mes tą garsą jaučiam viduj. Jis yra garsesnis negu kad paprastai per nosį kvėpuoja. Jo, jisai yra iš jogos tas kvėpavimas, jo, čia pranajama, tai jisai kilęs iš jogos. Tas kvėpavimas, taip. Geras ar blogas jisai? Ne, jisai geras, jo. Geras, jo, jisai geras. Jisai geras, jisai ramina toks ir sukelia tokį ašį, save subalansuoja į tą tokią. Jo, bet va tam tyliam kvėpavime, ar paprastai įkvėpti, iškvėpti, ar galima ir pranajamą tada naudoti? Šiaip tiesiog kasdieniam kvėpavime, sakau, to dienos rutinoje, tai tiesiog kvėpuot pro nosį. Stengtis kvėpuot pro nosį, aš manau, kad taip tyliai, čia reikia būtų, kad įsijungtų ta tokia savistaba, nes mes dažnai netgi perimam ir kito žmogaus kvėpavimą, jeigu kambaryje yra du žmonės ir mes vienas prieš kitą sėdim, yra taip, kad mes tiesiog kito žmogaus kvėpavimą perimam. Tas taip gaunasi. Būna netgi taip. Tai kasdien reikėtų kvėpuoti tikrai tik pro nosį ir save tiesiog pastebėti, kaip aš kvėpuoju. Ir tas pastebėjimas, jisai, yra tokia, kasdieninė kaip ir praktika, savistaba, nes mes būdami kažkur įstrigę eilėje, mašinai sėdėdami trafike ar tiesiog laukdami parduotuvėj pirkinių kažkokių, tai ar kai darbe kažkoks stresas ar panašiai. Mes visada galim nueiti tą vidinę ašį ir mes save galim visada susibalansuoti. Užtenka tiesiog įkvėpti giliai pro nosį. Sakykime, kad ir po 4, įkvėpti per 4, iškvėpti per 8, visada įkvėpimas turėtų būti trumpesnis negu iškvėpimas. Nes ilgas iškvėpimas, jisai mums iš karto mus balansuoja, įjungia mūsų parasimpatetinę nervų sistemą, nes kai mes įkvėpiam, visada, ta prasme, būna aktyvacija. Tie kvėpavimai, kai reikia daug įkvėpti, visokie yra, jie aktyvuoja. Jie aktyvuoja mūsų simpatetinę nervų sistemą. O kai būna iškvėpimas, mes visada paleidžiam. Iškvėpiam giliai, mes paleidžiam. Dar noriu pasidalinti kitų žmonių atsiliepimais, kur per 4 įkvėpia ir per 8 iškvėpia. Tai žmogus. Nesigirdi tavęs, Laura. Gal aš užmūtinta? Ne, neužmūtinta. Ja, dabar girdėsi kažkas tai. Tai tiesiog tas 4 įkvėpimai ir 8 iškvėpimai, sakau, žmogus, kuris sukildavo jam spaudimas ir jis tiesiog taip pasimatuodavo, pakvėpuoja 5 minutės ir jo spaudimas susinormalizuoja. Su tuo
ten kitai moteriai tokia širdies permušimai, jinai ten važiuodavo, kviesdavos greitąją, tai ligonė ir ligonė važiuodavo, o dabar, sakė, nusiraminau ir pradėjau tiesiog kvėpuoti. Ir viskas nusiramino, nurimo. Tai tokie, nu, akivaizdus požymiai, kaip tas kvėpavimas mums tikrai padeda nusiraminti. Tai tas savistaba tiesiog, vat, ir tiesiog per tą ramybę, vat, tas įkvėpimas ir iškvėpimas padeda tą atgauti savo tą, ne, kad neišsibalansuoti, nepasiduoti emocijom, nepasiduoti įtakai kitų aplinkos veiksnių. Tai tokie yra pasidalinimai iš žmonių, kurie praktikuoja vat, būtent šitą kvėpavimą, 4 įkvėpti, 8 iškvėpti. Remigijau, gal tu parodai, kaip tas iškvėpimas, tai toks lėtas ir per šiaudelį gal toksai neturėtų būti. Jo, tai tiesiog iškvėpimas ramus, tiesiog šiaip visada kvėpavimas jisai turėtų būti toks plaukiantis, ramus, plaukiantis ir iš diafragmos, ne iš krūtinės, iš diafragmos, tai tiesiog įkvėpiam ramiai per 4. Ta prasme, nenutiks kažko tai, kad ten gali būti ir per 2 ir iškvėpti per 4. Svarbu, kad tas būtų tas toks dvigubas. Įkvėpiam per 2, iškvėpiam per 4, arba įkvėpiam per 4, iškvėpiam per 8. Jeigu kažkam tai gaunasi, galima netgi įkvėpiam per 6, tada iškvėpiam per 8 ir taip toliau. Jo, per 12, jo. Tai tiesiog tas iškvėpimas turėtų būti visada ilgesnis. Tai jeigu įkvėpiam per 4, tai įkvėpiam. Ir tada galim netgi truputėlį sulaikyti orą čia viršuje, įkvėpę kelias sekundės. Ir tada ramiai padarom burną tokią kaip šiaudelį, kaip mes geriam per šiaudelį. Ir labai lėtai. Tiesiog kiek lėtai, neskubant, tokius padaro kelis ciklus, kelis raundus, ten minutę, 2 ar 8 kokius įkvėpimus, tokius 7. Ir pamatysit, kaip tiesiog, kūnas grinai rimsta. Tai gal jau dabar pradėkim tada ir tą meditaciją. Jo, tai galim tada ir meditaciją. Dar gal ką norėjau pasidalinti. Dažnai būna, kad apie maistą mes yra toks, čia gal atrodys juokingai, bet čia yra rimtas dalykas. Toks kaip ir triukas, sakykime, ne triukas, bet mes dažnai, kai savo gyvenime kažkur atsisakom tam tikrų dalykų, kaip daryti tai, nedarom tai, ką norim, dirbam ne tai, ką norim, kartais, kai reikia pasakyti ne, sakom taip. Kai einam prieš save, mes dažnai išduodam save, sakykim taip. Ir visas... Ten tos žmonės, kurie ten krepžda, padaryk mūt. Kiekvieną. Ok, kur čia tie mūtai? Prie žmogaus vardo yra mikrofonas ir tiesiog išjung. Ne, dabar savo išjungiau. Kur yra čatas, ne čatas, partikipants, kur yra žmonės ir vardas yra ir matai, yra kamera ir mikrofonas, ten uždėk mūtą. Radai? Ne, mikrofonas, bet man nerodo pagal mikrofoną žmonių. Tai Lina ir Aušra, užsidėkit šitą mikrofoną, kad išjung, nes labai traška, labai sunku. Tai kieno neišjungtas, tai ir išjung, tik savo palik, tai nes mums trukdys paskui. Aušra užsidėjo ir Lina dabar. Aš nežinau, bet man tikrai neduoda. Viskas gerai jau, viskas. Gerai? . 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
Nu, va, tai trumpai aš tada pasidalinsiu, dėl, kad mūsų virškinimo sistema, skrandis, turi visas tas emocijas, tokias kaip, sakykime, kaip to, ko mes savo neduodam gyvenime, save kažkur išduodam, visas tas nueina pas mus į skrandį ir mūsų tą tokią, kaip vadinamą, skrandžio ugnį užgesina. Kaip sako, kad angliškai tas yra toks posakis gut. Taip pat, nu, tas vadinamas mūsų tasai šeštas jausmas, ar kaip yra, čia irgi taip pat, kaip sako, šeštas jausmas, gut feeling. Tai tas jausmas čia, tai mes, kai vat save kartais išduodam, taip ir panašiai, tai mes tą vidinę tokią ugnį, kuri reikalinga virškint mūsų maistą, jinai tiesiog dingsta. Tai ką padaryti su tuo? Mes dažnai, ta prasme, galim net ir, pavyzdžiui, šiaip net ir dabar pasitestuot, kuri nosies šnervė yra labiau aktyvi, kairė ar dešinė. Pas mane dešinė. Pas mane irgi dešinė, bet tai dešinė yra ta nosis, kuri reikalinga tą ugnį uždegt mūsų skrandį. Nes mes dabar esam live, aš kalbu, tai esu aktyvus, va pas jūs kairė, tai jūs reiškia, esate nusiraminusi, kairė yra atsakinga už kūrybą, už atsipalaidavimą, už kai prieš miegą ruošiamės, yra kairė nosis. Dešinė šnervė yra, kai mes esam aktyvus, kai reikia, kai susifokusavimas, tas yra dabarties momentas, aktyvi pusė. Tai kas kaip tą nosį, kaip aktyvuoti. Norėjau pasakyti, kad kai valgom, reikėtų visada pasitikrinti, kad būtų aktyvi šita dešinė pusė, kuri atsakinga už tai. Mums padės suvirškyti mūsų visą maistą. Tai kaip aktyvuoti, tai tiesiog paimti šitą ranką, suspaust, taip, jo, kišti pažastį, suspaust, vat šitą ranką, tą ranką, kurią suspaudėm, truputėlį taip į viršų, į pažastį, taip, aukštyn, paspaust ir taip akvipuojam. Pas ką neaktyvi nosis yra dešinė. Taip mes galim aktyvuoti dešinę nosį. Tai tą reikėtų padaryti arba prieš maistą, kaip mes valgom, arba jeigu to nepadarėm, padaryti po to, kai mes pavalgėm. Tai va. Ir dar ką norėjau pasakyti, kad mes visada manėm, mums taip sakė, kad čia tiesiog jeigu apie Alzheimerį ir apie tas visas tokias ligas, dementiją ten, tai kad sako, kad rūkymas yra negerai, bet labai mažos nikotino dozė, tabakas yra naudingas. Aš žinau, ko gero mane laikysi dabar kvailiu, aš tikrai neskatinu rūkyti, bet yra padarytos studijos, tikrai jeigu nueitumėt į Alzheimeris, kur yra ten tas puslapis, kur yra ir panašytumėt internete, yra padarytos studijos, kad tikrai padeda ir nuo ilgo COVID sirgimo lygiai taip pat, kurie tą daro, jie neserga. Apie COVID tai patvirtinsiu, tikrai girdėjau ir net iš gydytojų girdėjau, kad tie, kurie rūko, rečiau užsikrečia COVID. Taip, jo.
Tai va, Nu taip. ką, gerai, gal tada einam jau, nes čia tų žinių, tai aš žinau, kad tu tikrai jų labai daug turi. Tikrai žinios tokios, nu, man tai jos yra tokios naujos, kad yra apie tą kvėpavimą. Tai gal dabar tada jau išsijungiam tikrai visi mikrofonus ir pasiruošiam meditacijai. Prašysiu visų tiesiog nusiraminti, taisyti patogiai. Nugara būtų tiesi, kūnas atsipalaidavęs. Galim užmerkti akis. Tiesiog pajausti, nugrimzti į savo kūną. Tiesiog pajausti, kaip jis dabar jaučiasi. Tiesiog atsipalaiduoti. Kvėpavimas ramus, diafragminis iš pilvo. Plaukiantis. Ir šios dienos meditacijoje kviesiu jūs susijungti su kūnu, su mintimis. Ir su savo dvasia. Galite pasikvėpti savo kūną. Ar yra jame kokios įtampos. Jeigu jaučiate kažkur suspaudimą, nepatogumą, giliai įkvėpkit ir iškvėpkim, paleisdami. Paleisdami tą įtampą ar nerimą. Kūnas ramus. Jeigu ateina mintis, tiesiog leiskit jom būti, nekovokit su jomis. Dabar pamėginsim iš išorės įeiti į savo vidų. Tai atkreipkim dėmesį ir įsivaizduokim, kas yra už mūsų kambario, kuriame mes esame. Gal tai lauke. Ar už durų. Tiesiog pajauskim, kokie tai yra garsai.
Priimkim tuos garsus. Stebėkim juos. Gal tai žmonių kalbos, gal mašinos. Gal paukščiai. Kad ir kokie garsai aplinkui būtų, kreipkit dėmesį į tuos garsus. Leiskit jiems būti, vykti. Ir dabar giliai įkvėpkim pro nosį. Ir palengva iškvėpkim su atodūsiu. Tegul tie visi garsai, vaizdinys mintyse ištirpsta. Tirpsta. O mūsų mintis persi kambarį, kur mes esam. Dabar vėl pastebėkim, kokie garsai. Įsiklausykim, kiek kyla. Ką mes girdime, gal žodžiam. Kūnas ramus, mintys ramios, o jei ir kyla, tiesiog paleiskim su iškvėpimu, įkvėpdami orą į savo plaučius, pajausdami, kaip oras teka pro šnerves, leidžiam su atodūsiu, su lengvumu. Ir visos mintys ir vaizdinys, kuris buvo kambaryje, ištirpsta, dingsta mūsų vaizduotėje ir mes ateinam savo kūnu. Dabar įkvėpkim. Jauskim, kaip oras kyla, kad mūsų šnervės vidutinė, plačiaus, krūtinė. Ir iškvepiam lengvai, su atodūsiu. Pajauskim, kaip jaučiasi mūsų kūnas. Kaip jaučiasi mūsų pėdos, kojų pirštų galiukai.
blauzdos, keliai. Šlaunys, klubai, pilvas, krūtinė. Stebėkim įtampas, tiesiog pojūčius. Kūnas sunkėja, grimsta, ir pagalvėjimą, ramybę. Rankos, pečiai, kaklas, žandikaulis, atsipalaidavęs, nosis, akys, su veido raumenys. Viršugalvis. Stebėkim, kaip mes jaučiamės. Kai kyla kažkokios tai mintys, telkim iš karto dėmesį į savo kvėpavimą. Jauskim, kaip oras teka, cirkuliuoja mumyse. Su kiekvienu kvėpimu įvedami šviežią, naują orą, kuris mus skalauja, plauna, švarina mus iš vidaus. Ir su kiekvienu iškvėpimu paleidžiam įtampą, stresą, nerimą dėl rytojaus, dienos įtampą. Esame ramūs, savimi, valdavę. Jaučiam, kaip mūsų kvėpavimas cirkuliuoja mumyse, aktyvuodamas naują, šviežią energiją. Dabar visi kartu giliai įkvėpkim ir su giliu atodūsiu išleidžiam įtampą, paleidžiam. Visa įtampa ištirpsta. Dabar savo dėmesį sutelksime į savo vidų. Kaip aš šiuo metu jaučiuosi.
arba mintis aktyvios. Telkit dėmesį į kvėpavimą, jauskit, kaip oras įteka šnerves ir palieka kūną. Mūsų vidus, mūsų mintis, mūsų siela, dvasia. Tai, kas esame mes, tikri, apsinuoginę patys prieš save, būdami tikri, autentiški, savimi. Pajauskite tą jausmą, įkvėpkite tą jausmą. Ir iškvėpkit įtampą, mintis, kurios gal senos, nereikalingos, gyventos. Ir pakeiskime mintyse, vaizdinyje, savo mintyse. Tai į švarias, naujas, mintis, kurios leidžia šypsotis, tikėti, mylėti, gyventi atviru širdimi. Ir dabar paprašysiu visų įkvėpti pro nosį, įkvėpimą per 4 ir iškvėpimą taip pat per 4. Kvėpuokime sujungtai, įkvepiam per 4 ir iškvepiam per 4. Tam, kam norisi, galima pro burną. Įkvepiam ir iškvepiam. Kvėpavimas sujungtas. Plaukiantis vientisas, be pauzių viršuje, be pauzių apačioje. Kvėpuojam iš pilvo, ramiai,
tekančių, plaukiančių kvėpavimų. Kaip jūros bangos. Įkvėpimas ir iškvėpimas. Banga ateina ir vėl atsitraukia. Sujungtai, vientisai. Nedarydami pauzių, vientisų, sujungtų kvėpavimų. Kvėpimas per 4 ir iškvėpimas per 4. Jaučiam, kaip galbūt kūne jaučiasi kažkokie pakitimai. Jaučiam, kad kūnas pildosi šviežia energija, šviežiu oru, deguonimu. Įkvėpimas ir iškvėpimas. Įkvepiam per 4 ir iškvepiam per 4. Kvėpuojam sujungtai. Be pauzių. Ir dabar paprašysiu visų giliai įkvėpti pro nosį. Įkvėpkim visi giliai pro nosį. Jaučiam, kaip oras kyla. Įkvėpiam ir sulaikom kvėpavimą viršuje. Palaikom viršuje, laikom kvėpavimą viršuje. Ir paleidžiam su giliu atodūsiu. Išleidžiam visą orą iš savo plaučių ir sulaikom kvėpavimą nekvėpuodami. Ir pasakykim savo: aš esu ramybėje, harmonijoje, meilėje, tyloje, susijungę su savimi. Kam norisi įkvėpti, įkvėpkit trumpą įkvėpimą ir vėl iškvėpkit. Galim pajaust diskomfortą, bet tai yra normalu.
Ir dabar visi kartu vėl įkvėpkim. Pro nosį, kvėpkim, užkelkim orą per stuburą. Kelkim tą energiją per stuburą aukštyn link savo viršugalvio. Jauskim, kaip energija kyla aukštyn per stuburą, per viršugalvius. Laikykim savo kvėpavimą viršuje. Ir dabar visi kartu paleiskim su giliu atodūsiu. Jei kam norisi vėl įkvėpti ir vėl paleisti giliu atodūsiu, galime tai padaryti. Jaučiam, kaip mūsų kūnas mūsų mintis ir mūsų vidus yra harmonija su savimi. Kaip mes susijungiame su savimi, su savo kūnu, su visata, su Dievu. Esame savyje, ramybėje, harmonijoje, meilėje su savimi ir su aplinkiniais. Ir dabar galite grįžti į savo normalaus kvėpavimo. Jeigu kažkam norisi pabūti ramiai, gali pabūti ramiai. Norisi pabudinti rankas, kojas, galime pabudinti rankas, kojas ir truputėlį sugrįžti į save, į kūną, į savo kambarį, į savo erdvę. Galim dėkokit savo už skirtą laiką.